Sveiki bičiuliai, kągi, vėl keliaujame į Vokietiją, šiandien yra šeštadienis, lygiai 5 valanda, laikrodžio nepervedžiau, todėl rodo 6 valandą ir mes šiandien važiuojame netoli Berlyno, yra tokia gyvenvietė, apie 1200 km. Mašina, kaip matote, sklidinai prikrauta, pasiėmiau ir dviratį, ir dronas yra, štai paėmiau energetinio, neperjunkit kanalo ir pamatysite, kurgi aš atvykau ir kokius darbus aš dirbsiu. Kągi bičiuliai, 9 valandos kelyje, štai pažiūrėkite, kaip rodmenys rodo. 700 km nuvažiuota, tokios šiek tiek sudėtingos eismo sąlygos. Pirmas sustojimas. Būtų nereikėję kūro, būčiau nestojęs, aišku, dar buvo ketvirtis bako, bet nutariau sustoti, dar lenkiško pigaus kūro užsipilti. Ir važiuojam toliau, greičiausiai, kad visus 1200 km nuvažiuosiu vienu ypu. O ten vietoj gal pasnausiu, jeigu labai anksti atvažiuosiu, ir tada skambinsiu šefui ir eisiu į susitikimą. Kągi, 6 valanda ryto, nuvažiuota jau 1100 km, iki vietos liko 80 km. Reikia šiek tiek pailsėti, anksti nesinori atvažiuoti, kad žadinti žmonės, nes sekmadienio rytas. Todėl sustojau, pailsėsiu, nes jau ir pinatis liežuvuojasi. 2 hours later. 8 valandos ryto, jau kaip matote lauke visai prašvyto. Kažkur apie 2 valandas, taip negaliu pasakyti, kad kietai miegojau, bet vartydamasis taip pasnaudžiau. Atvažiavau aš štai pro Onos vartus, dabar atidaryti, ten yra įdomi labai spina tokia kodinė. Susivedi koduką, atsidaro, įvažiavau į vidų. Štai čia yra namas, kur aš dabar gyvenu. Jau virš savaitės gyvenu čianais. Štai mašina mano stovi. Matote, ant stogo yra saulės baterijos, saulės elementai. Ir štai ten yra mano pagrindinė darbovietė, kur mes netrukus nueisime. Štai pažiūrėkite, kokią teritoriją. Iš tikrųjų mes esame fermoje, netoli tokia miestelė Nauenas ir 35 km iki Berlyno. Tai vat visai netoli Vokietijos sostinės esame. Noriu jūs šiek tiek pavedžioti po visą teritoriją, nes aš jau šiek tiek su visko susipažinęs, noriu ir jums parodyti. Štai tik įėjus į teritoriją mus pasitinka štai toks žalias vat kupolas, matote. Tenais yra karvių išmatos sukeliauja ir gamina biodujas. Bet parduoda ne pačias biodujas, o tos biodujos keliauja į variklį, dujinį variklį, 16 cilindrų, 1800 kW galios, kuris suka generatorių, kuris užmaitina aplinkinius kažkokius kaimelius. Kągi, einame toliau ir parodysiu, kur aš iš tikrųjų darbuojasi. Na kągi, jau praėjome, pažiūrėjome, kur yra mūsų biodujų gamykla. Gal kažkada šefas sakė, kad nuves, parodys į vidų, gal irgi pavyks pafilmuoti. Palieku mašiną prie namų. Ir einame dabar, pažiūrėsime, kas čia iš tikrųjų yra per fermą tokia, kas toje fermoje gyvena, ką čia augina. Štai pažiūrėkite, čia yra tokie namukai. Dabar yra kažkur -2 gal laipsniai šalčio ir toks drėgnas oras. Ir čianais lauke, tiesiog va taip lauke gyvena mažos karvutės. Pažiūrėkite, kaip atrodo karvutės.
Labas, karvutė. Pažiūrėkite, va ten va guli ant šianuką, galima duoti pirštą. Ne, nenori piršto imti. Štai joms čia kažkokį tais valgį įdeda. Matote, va taip va, ant šalčio ir per naktį čia nais jos būna. Tikriausiai labai užsigrūdina. Buvo viena karvutė pabėgusi, tai labai bijojom, kad jinai nueis čia nais į viršų. Tai mes ją greitai pagavom, čia kai pirmą dieną čia nais atvažiavau, pamačiau, kad išvertė tvorelę ir pabėgo. O jeigu čia nais jinai užliptų, tai galėtų atsitikti didelę nelaimę, nes čia vat yra, aš įtariu, kad čia nais yra išmatos karvių, kažkaip fermentuojamas, gal perdirbamos ir jeigu čia nais įkristų, tai jau kažin ar pavyktų saugiai kažkaip ištraukti šitą karvutę. Kągi, o mes keliaujame toliau. Štai pažiūrėkite, kaip draugiškai sugulė veršiukai, steliukai, kaip jos galima pavadinti. Štai čia. Iš tikrųjų buvo ne tiek daug, kai aš čia atvažiavau. Dabar apsiveršiavo naujos karvės. Štai pažiūrėkite, kokias fainas karvutės, mažutės margės. O pagrindinės karvutės pas mus yra štai čia. Matote, kaip mažai yra apšvietimo, todėl aš čia ir atvažiavau. Įrengsime čia nais pilnai apšvietimą, kad būtų komfortiška karviam, kad jos daugiau valgytų, daugiau duotų pieno. O dabar mes su jumis įeisime į tą vietą, kur karvutės yra melžiamas. Ir tenais jau papasakosiu, kaip viskas vyksta. Štai pažiūrėkite, kokia nerūdijančio plieno talpa, didžiulė. Viskas čia iš tikrųjų labai sterilu. Kvapas toksai sterilus. Nėra tokio to pieno kvapo, kaip kažkada esu buvęs jau pieniniai va tokioj, kur ferma pieno gamybos, tai tenais labai nemaloniai kvepėjo tas pienas, o čia tikrai to nėra. Kągi, nauja užduotis, turiu štai vagą nusipirkęs, čia nais va karvutės ateina, į šitą ratą sustoja, sukasi šitas ratas ir melžia karves. Bet yra šitoj vietoj šiek tiek tamsu karviams eiti, štai pro ten jos ateina jau iš tvarto ir čia eina. Todėl čia viršui reikia pakabinti šviestuvą. Šitą šviestuvą čia jau aš sumontavau, karvės patekusios iš pačio pastato, kur jos yra. Štai jos pro čia įeina, eina čia ir ateina į tokį ratą. Štai į šitą ratą jos įeina ir va taip nugarą čia nais užpakalis jūsų eina, jos va taip va, kaip aš dabar va atsistojęs, va taip įeina, atsistoja ir tas ratas sukasi. Kągi, pademonstruosiu, kaip sukasi ratas, yra valdymo panelė ir, kaip matote, paspaudi mygtuką, sukasi, paspaudi atgal, sustoja. Atgal sukant reikia laikyti visą laiką mygtuką, nežinau, kodėl taip yra padaryta. Sukeista vietomis, nes čia stop ant šito mygtuko, bet šitą atleidė ir sustoja. Sukasi aplinkui, kol užsipildo pilnai visos pozicijos. Tuomet yra štai tokie vat siurbtukai, kurie užmaunami ant spenio karvėm ir tada paleidžiama sistema ir pienas nusiurbiamas. Pienas keliauja tiesiai į aną bačką, kurią mes matėme iš nerūdijančio plieno. Taip pat čia matote yra ekranėlis, kurį prieš 2 dienas sumontavau. Ir tenais viduje yra kamera. Tuo mes ten nueisime. Aš, aišku, su sportbačiais labai giliai ten nelysiu. Pabandysime tik taip akies krašteliu pažiūrėti, kaip atrodo tvartas. Ir kur ateina karvės, kurias reikia pamelžti. Štai pažiūrėkite, kaip grindis atrodo. Čia dar pakankamai švaru, o ten jau matote taip labai nešvaru. Štai ten matote kamerą, jinai filmuoja šitą plotą, o ten gale yra toks skersinis ar balkis, kaip jį pavadinti, nuo kurio kaba tokie šniuriukai. Ir yra tokia padaryta sistema, kuri traukia šitą visą girliandą link čia, o čia stovi karvės. Ir tos karvės stumiamos, kad jos įeitų, vat kur rodžiau, kur jos įeina link to rato.
Štai pažiūrėkit, kaip sustojo karvutės. Dabar eis melžtis. Aš žiūriu savo darbų, o jos žiūri savo. Šita sistema, jinai būna po įtampa, kaip elektrinis piemuo. Ir turėtų ginti karves. Nemačiau, kad jinai tinkamai veiktų dar. Šiek tiek žmonės padeda tom karviam susiorientuoti, bet kiek mačiau, kad dalis karvių jau iš anksto žino, kur joms eiti, kaip atsistoti ir jos jau tvarkingai sustoja, o kitos, aišku, dar gal nelabai pratusios prie tokios sistemos ir šiek tiek plavinėja pirmin atgal, todėl joms reikia padėti, jau žmonių pagalbos reikia. Kągi, mes tada apeikime aplinkui ir pažiūrėkime, kiek čia yra karvučių. Na ir kol mes einame, noriu papasakoti, kaip čia vyksta darbai. Pasakysite, kad žiema, visur atidaręs ertmės yra, kur gali prapūsti vėjas ir panašiai, bet kai dirbi šalia tokio didelio kiekio karvių, iš tikrųjų būna labai šilta, jos pačios prišilda orą. Štai pažiūrėkite, va čia sugulusias karvutės, čia stovi. Aišku, norėtųsi, kad karvutės būtų tokias kaip naminiai gyvūnai, kad nebijotų, bet yra ganėtinai baikščios, matote, tik tais ranką pakišu ir traukiasi, ne visos tokios baikščios. Viena jau leidžiasi ir paglostama, jau jinai pripratus prie žmonių. Štai taip karvėms yra suruošiamas silosas, suveža su traktoriumi, paskui parodysiu, kaip jį pastumdo. Štai toks maistelis, atrodo kaip pjuvenos, bet jos dieną naktį valga šitą maistelį. Ir tam, kad jos geriau valgytų, jau čia mokslininkų yra nustatyta, aš jau pats pasidomėjau internete, reikia pakankamai gero apšvietimo. Ir tas apšvietimas turi veikti 16 valandų. 16 valandų šviesos, 8 valandos poilsio, tai yra tamsos. Štai taip atrodo dabar visa elektros instaliacija, jau ant kai kurių dėžučių yra surašyti mano numeriai, nes dabar darau visą schemą apšvietimo rozečių tam, kad galėtume sujungti jau tinkamai visą apšvietimą, kad neapkrauti kažkokios vienos linijos, nes kiek jau pavyko čia išsiaiškinti, tai visur arba milimetriniai, arba 1,5 milimetro laidai sudėti, kas yra mažai, jeigu mes sukabinsime, pavyzdžiui, 50 lempų. 50 lempų po 50 vatų, čia 2,5 kW, ant tokios linijos pakabinti jau būtų per daug. Todėl aš dabar atsirenku visus laidus, matote, kaip atrodo visos linijos, čia jau mano papiriukai sukabinti, surašyti. Tai va toks mano dabar yra darbas. Pirmiausia, atsekti viską. Aišku, aš čia karts nuo kartą paremontuoju rozetės, kurios neveikia, kur trūko rozečių, ten dadėjau, va dabar kaip tik pasigirsiu, parodysiu, kur rozetę naują įdėjau, kur nebuvo ant stulpo. Štai rozetė nauja, va taip va, uždėjau tam sykiui. Aišku, rozetės irgi maitinamos plonais laidukais pusantriniais, bet gal paskui mes kaip nors išspręsime šitą klausimą, nors galbūt ir nereikės iš tikrųjų kažkokių galingesnių linijų. Svarbiausia dabar yra apšvietimas. Matote, kiek mažai šviesos. Karvėms turi būti maistas labai gerai apšviestas, kad keltų apetitą, nors ir taip jos valgo. Štai pažiūrėkite, kaip žiaumoja. Labas, karvutė. Matote, bijo karvutės. Dar šitoje fermoje yra tokia patalpa. Čia atvažiuoja veterinorius, felčeris, nežinau kaip jį pavadinti, bet štai čia kažkai apžiūrimos karvės, kažkokios procedūros jom vykdomos. Ten yra mūsų dirbtuvės, kur mes įrankius laikome. Iš ten pasiimame įrankius, nieko ten labai įdomaus iš tikrųjų nėra. O štai čia matote dar vieną karvių tokia laikyvietė. Ir iš viso šitoje fermoje yra apie 600 karvių. Tai pažiūrėkite, kokių gražių yra karvių. Pažiūrėkite, va šitą labai fainą karvutę. Va šitą jinai netgi gali pauostis rankytę, ne? Bijo šiek tiek. Bijo, bet pa šitą karvutę yra ir ragiukas paliktas. Štai taip karvutės ilsisi, va mes gazdinam, bando keltis karvutės. Nesikelkit, nesitrukdykit dabar. Štai matote, kiek yra apšvietimo mažai. Ir dabar yra diena, dabar yra 11:30 dienos ir
taip mažai šviesos. Štai naują lempą pakabinau. Čia buvo pabandymui pakabinta lempa. Greičiausiai tokius šviestuvus ir supirks. Čia yra 50 W šviestuvas. Jeigu tokiu mes sukabinsime čia apie 15 šviestuvų, tai jau visą plotą turėtų tinkamai apšviesti ir galima bus jau po šitais šviestuvais, tai paėmus laikraštį jau skaityti. Tai reiškia, jau liuksų mum kaip ir užteks. Iš tikrųjų turėtų būti apie 200-250 liuksų, 30-60 cm aukštį. Čia yra traktoriukas ir matote, ant traktoriaus yra tokia padanga, tam, kad nereikėtų eiti ir su kastuvu sustumdyti maistą, nes matote, štai čia jau karvė išvalgė maistą, jeigu mes taip pastumsime, jinai vėl galės čia valgyti. Bet pasiima tokį traktorių su šitą padangą, jinai sukasi iš savęs, nėra jokio variklio, bet su ją stumint, sustumia labai gražiai šitą silosą ir tada karvutės toliau valgo. Na, o štai taip atrodo šitie žali konteineriai, kur renkamos tos biodujos. Pasakojo, kad buvo vienas įvykis, kažkur pratrūko ar vamzdis, ar šonas, ar gal sklendė kažkokia atsidarė ir visos srutos iš vidaus išbėgo. Tai buvo aukštis kažkur, jeigu kaip žiūrėti į šitą traktorių ekskavatorių, tai sulig kėbulu. Jau sulig kėbulo apačia, čia visur buvo srutų. Tai tokia buvo beveik katastrofa, bet pavyko lokalizuoti, labai greitai visi subėgo, sutvarkė, nes netoli yra upelis. Labai pavojingai iš tikrųjų, jeigu būtų koks nors lietus ar dar kažkas, būtų nuplovę į tą upelį, galėtų kilti didelę katastrofą. Bet to nekilo. Ir pažiūrėkite, ant fermos sienos yra labai daug inverterių, nes visas stogas yra nuklotas saulės panelėmis. Netrukus pakelsiu droną ir parodysiu, kaip šita ferma atrodo iš paukščio skrydžio. Oh my God! Wow! Oh my God! Turime štai tokias lempas. Daug kur yra nukabintos. Čia seniau gyveno kažkokie žmonės nuomavos. Dabar mes ruošiame patalpas naujiems gyventojams. Pažiūrėkite, kokios erdvės. Matote, nėra lempų. Štai čia irgi tik tais toks šviestuvėlis likęs. Čia pakabinsim lempą. Pažiūrėsim dėl šitos lempos, jinai šiek tiek šviečia. Pažiūrėsim, kodėl taip silpnai. Toliau praeikime, parodysiu, kur gyvens nauji gyventojai. Taip, čia tokia vonia. Pažiūrėkite, kokia prabanga. Čia ant sienos gal pakabinsime, gal tam trumpam laikui pakabinsime tokią pailgą lempą, kur lubinės lempos būna. Čia pakabinsim, ten pakabinsim lemputę. Taip, šitam kambaryje tik viena lempa bus. Aš čia jau ją pakabinau. Einame, pažiūrėsim, kaip atrodo virtuvė. Pažiūrėkime, kaip atrodo virtuvė. Toks šaldytuvas, orkaitė. Pažiūrėkite, čiaupas, bėga vanduo. Ir vanduo net bėga. Paskui štai tokie ištraukai yra. Tokia kaitlentė. Ten dar lempų matau kažkokių yra nupirkta. Taigi šiandien sumontuosime visas šitas lempas. Visur, kur nėra lempų, ten visur sudėsim šitas. Ir pažiūrėsime, kas čia. Čia gali būti kokia nors IP54. Tai šita eis į vonią, kur bus dušas. Ten pakabinsime, kadangi šiek tiek aukštesnė yra saugos klasė. Kągi, einu darbuotis ir parodysiu rezultatą. Pabaigiau montuoti, dar šiek tiek lakstymo buvo, tai šiek tiek ilgiau užtrukau, nors lauke dar šviesų pakankamai, bet viduje jau tamsu. Pažiūrėkite, štai čia šviečia. Sudėjom čia lempas, toliau turime virtuvę. Virtuvė štai taip šviečia, dabar visur uždegsim, pažiūrėsim, ar laiko galę.
mūsų automatukai. Štai čia šviečia. Tiesa, vonėje tik tais vienas šviestuvas. Dar vieno pritrukau, nežinau, paklausiu šefo, gal irgi ten norės kokį nors IP54 įdėti šviestuvą. Štai perjungiklis kaip veikia. Įeiname čia irgi 2 šviestuvai. Pakankamai nemažai šviesos, jeigu būtų tamsu lauke, tai čia dar geriau viskas matytųsi. Na ir vieną įdėjau ten, šitos lempos dar nežiūrėjau. Bet va, kaip šviečia, šitas yra IP54, tai šiek tiek yra atsparus vandens purslams, kadangi čia yra dušas, tai kažkiek garos, tai bus saugus toks šviestuvas. Pažiūrėkit, bičiuliai, koks čia darbas, įimu dabar šitas senas lempas, senus šviestuvus, apspito mane karvutės, vis bando palaižyti batus. Grinai va, karvydė per vidurį stoju. Va, žiūri visas į mane, nori padėti turbūt. Norit padėti, karvutės? Davai, padėk. Mažas veršiukas, tik ką tik gimęs. Mama yra va šita kairiai, o šita kažkodėl, nežinau, neprileidžia mamos su ragais. Va, stojasi veršiukas, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kaip stojasi. O tas su ragais kažkodėl neleidžia, matas vyresnė karvė. Sako, aš turiu daugiau patirties su vaikais. Pažiūrėkit, dar negali atsistoti visai.